Ne. Už tave patį, na, tokia situacija yra labai sudėtinga. Čia dar viena pavojinga ataka ir 3-0. Na, Kasparas Dubra ten bandė išmušinėti kamuolį varžovų iš po kojų, bet labai jau nesunkiai susitvarkė Pululu. O Jesusas Imazas per mažiau nei pusvalandį muša hetriką į Panevėžio ekipos vartus. Vėlgi, šį kartą jau viskas jam buvo padėta kaip ant lėkštutės, tai reikėjo pasiųsti kamuolį tiksliai į vartų tinklą. Mažiau nei pusvalandžiai prabėgus, 0-3 jau yra labai prastai. Dar kartą štai čia Pululu neišlaukė Kasparas Dubra. Bandė slysdamas kamuolį išmušinėti, vėliau šiek tiek suprato, kad labai agresyviai tą daryti galbūt yra pernelyg rizikinga, nes gali ir baudinį užsidirbti, o Pululu